Parodysime eksperimentą, kaip užsipildo dėžė arba tas pats sienoje oro tarpas. Uždarom dėžę, parodom, kad tikrai tuščias tarpas ir kaip atrodys užpildytas. Ar bus pasėdimų, pakritimų, ar kažkokių neužpildytų ertmių. Tai išgręžiama skylė kaip ir sienoje, kišamas vamsdelis ir pildoma. Truputį užtruks, bet jei turit laiko, palauksit. Paliksiu pilną video, be jokių iškarpimų, kad tikrai matytumėt, kad mes neatsivežam jokių paruoštų ruošinių jau supresuotų, o grinai viskas kaip natūraliai sienoje pildosi. Skylės gręžiamos kas metrą, tai kas 4 plytos į šoną, kas 8 į viršų, tai viskas rombų susipildo tikrai iš visų pusių, jokių negali būti tuščių ertmių likę. Jei žiūrite YouTube'e, galite truputį prasukti iki tol, kol užsipildys tas tarpas, nes užtruks čia porą minučių. Paliesta. Net atėjo šeimininkas pasižiūrėti, kaip čia viskas atrodys tarpe. Su kava. Tuo pačiu ir filmuoju parodyti jo. Nes yra komentatorių, kurie jūs atsivežat pripresuotą jau tą dėžę visą. Jo. Jūs netrankykit, pirmą atidarykit, nes bus susėdus ta vata, ar kažkas tokio jūs sutranko atėjęs, tada viskas tvarkoja su ta vata. Tai aš sakau, pafilmuosim, sakau, kad kaip realybė atrodo. Ten irgi ten tų komentarų, kuris įskaičiau, ką Baisu. Ten visokiai, labai daug žmonių. Nežinau, mano kaimynas, jam 33 metai. Tai jisai jau praeitą pavasarį atėjęs. Sako, aš kai ten tvarkiausi stogą, nusėmiau, tai sako, iš viršaus į tą tarpą grūdau viską, ką turėjau, sako, ten, kažkuriais ten senais laikais. Tai kas ką turėjo, tą grūdau, taip, ar spalius, ar bet ką, kad tik sustabdytų tą cirkuliaciją oro. Sako, ir vis tiek daug geriau. Na, parodyk man tai dabar kaip. Nespaust nieko, dabar uždaryk ir pažiūrėsim dėl pasėdimų. Ar bus, ar nebus. Čia. Nesako, su laiku pasėda, sukrenta. Čia jinai neturi kur sėsna, kaip tik išsipūst nori. Jo, jinai labai tankiai supūstojasi. Nu, tai nesulaužyk dėžį dar sykį, dar padaužyk. Gerai, nu, žiūri. Ar ir pasėdimai kokie, ar nėra? Jokio pasėdimo. Ačiū už dėmesį, Mintuli. Prašau.